Kiaulė tu, Česlovas. Šitai padaryti savo bendradarbį. Bronius, aš tavęs atsiprašiau 3 kartus. Ir dar tu reikalauji, kad aš atsiprašyčiau 4? Geras fruktas. Susirinko svetimas bonkės ir nuvėjo vienas priduot. Nu, man tos bonkės nebuvo svetimos. Mes tą alugį pirkom kartu. Nu, išnešiau aš tas bonkės. Nu, bet gerai, atnešiu tiek pat pilnų, kartu išgersime, nu, o pato tu jas priduok. Nu, gerai? Na, gerai. Klaus, ar gerai? Nu, ką toksai užsiraukęs kaip šikna? Nu. Nereikėjo pavartoti šito epiteto. Nereikėjo. Anu greitai alaus pirkti, ko stovi kaip domkratas. Tokiam sabakai kaip tu tik tais... Pliuka! Labą dieną, vyrai, kaip smagu. Na, kaip gyvenimas? Nebobų reikalas, suka. Nekreipkit dėmesį į tą nevrasteniką, a gyvenimas yra gražus. Oi, kaip gerai, tada aš iš karto prie reikalo. Prie reikalo, mėgstu konkretumą. Eikšakit, atsisėskit man ant kelienių. Taigi, galit ir prasisakstyti, nes vasarą neprasisaksčius, nesveika, nehigieniška, nes prakaits per stringus žliauki. Gerai, prasiseksiu, jūs pasirašysit. Nu, mes tai visada pasirašom. Jeigu tik tu pasirašysi. Pasirašysiu, tikrai, bet jūs man pirmiausia pasirašykit, kad mes apsodėjame visus šitus garažus labai gražiais ąžuoliukais. A kam to reikia? Nu, kad gražiau būtų. Ale vat koks žmogus be fantazijos. Taigi net lietuvių liaudies dainoj, kuri tapo Lensbergio gėrio gimnu, yra dainuojama Žaliai Lietuvos ąžuolai žaliuos. Nedainuok. Ir pagalvok apie praktinę pusę. Kai tu pripampęs alaus išeini už garažo vartų nusičiurkšti, tai nereikės eiti iki kaimynų bokso. Galėsi čia pat atlikti mažo reikaliuko po 100-mečių plačiašakių ąžuolų karšinčių. Nu, taip ir reikėjo iškart sakyt. Akcija, šudarcija. Na, vyrai, pasirašom? Nu, va, čia pasirašyk. Bet tai kaip gerai, kad tokių vyrų kaip jūs, šaunuolių, yra Lietuvoje. Tokių vyrų daugiau nėra, čia tik mes ir esam unikumai. Dabar galim dar ir prie lytinių santykių. Oi, kaip aš mėgstu lytinius santykius. Apie man patinka. Bet tai vyrai, palaukit, dar aš nubėgsiu į kitus garažus, surinksiu greitai parašėlių daugiau, bet kaip sugrįšim, tai... A girdi, suka, tik vieną koją čia, kitą ten, greičiau. Bet gerai pasirodėm prieš Bobą iš gerosios pusės. Taigi tik tai per tokius asmenybius kaip mumis ir žaliuoja, o čia šlubuoja stelmūdės ąžuolai ir anykščių šileliai. Tokiems kaip mumis žriekas neduoti. Neduoti. 69 padarysim. A kas čia ir? Taigi darželį su tavim darydom, kad pamiršai tai... Primink! Ak, ne, pagalvok apie tai, kad tu ateis. Labą dieną. Labą dieną. Nu, kaip sekasi? Gerai, padėk Dieve, neblogai. Nu ką? Visai netgi ne... Atsiprašau, užlipau ant jūsų tekstų. Nėra. Norėjau paklausti, vyrai, tokio dalyko. Vat gal kas iš jūsų turit, vat, kokių nors darbingų giminių, kokiuose tokiuose Lietuvos kampeliuose, ten, nu, ar Baltarusijoje kokiuose. Ar yra tokių dalykų? Yra. Aš turiu giminių Amerikoje, babutė siuntinius uždavo. Meluoji, taigi tavo visi giminės Lūkiškėse ne... Aš meluoju, avakatau, sabaka. Aš nemeluoju, aš dantį duodu. Nu, vyrai, nu, užsičiaukit, nu, aš arba jūs to jau pat persodinsiu, aš jūs persodinsiu! Ir kartuoju klausimą. Ar kas nors turit pajėgių dirbti giminių kur nors Lietuvos pakrašty? O jūs čia klausėt kaip direktorius darbo klausimais, ar... Ar tik dėl bendro išsilavinimo? Koks tavo reikalas? Germafroditė su kepeninėm ausim. Jeigu direktorius klausia, reiškia, jam reikia žinoti. Nu, be reikalo taip karščiuojas. Be reikalo.
Tai va, viena delikati įstaiga, Lukiškių kalėjimas, ieško prižiūrėtojų. O dirbti niekas nenori, jūs irgi nenorėsit. Nu, tai jau tikrai ne. Nu va, nenorės niekas, kas laikraščius skaitys, kas televizorių žiūrės. Nu, o kas neskaito, gal ir susigundys. Tai va, kalėjimas duoda batus, duoda uniformą ir padeda be konkurso įstoti Riomerio universitete. Nu, a tai ko tylit, kaip per tardymą kokį? O galima paklausti klausimą į klausimą? Tai galima, aišku, klaus. Ar pašalpą šiandien mokės? Jo. Tu, pinigų reikas su kareivio šveiko veidu, pasižiūrėk į veidrodį. Atneš veidrodį. Pasižiūrėk, išpampės, koks tu nesublogęs, kurių velnių tautos prakruštos pašalpos reikalingos. Sėskės į vietą! Sabaka, tu palik mane ramybėj! Būtina visas savo nedakruštas problemas užkraut ant jaunos valstybės pečių. Nu, ko turėkit? Apsiraminam visi, apsiraminam. Direktorius, tęskite, prašom. Taip, reiškia, teisės saugininkų nėra. Patys nenorit, giminių neišduodat. Gerai. Prisiminkit šitą mano siūlymą tada, kai jūs tamsiuojat tarpuvartėj naktį, žulikai su peiliu pjaus. Aš tada pažiūrėsiu. Nu, tvarkoj. Tiek to. Taip, yra toks darbelis 2 žmonėms, nebijantiems vandens. Aš tai girdėjau, kad vandenio bijosi tie, kur serga pasiutligė. A gerai, kad toks protingas, a ne? Protingas gerai, tiesiai atsisėsk! Ir patraukit šitą grafiną nuo manęs, matau, kad ir! Nesinervuokit. Negerai. Kas negerai? Su nervais negerai. Jo, jums tikrai, ponas direktorius, generalinis, blogai su nervais. Neuro arbatą gerti. Palauk! Neuro 3. Palauk! Prie ko čia pasiutlygė? Prie ko čia pasiutlygė? Pas jumis turbūt kaip pas maršalą Mannerheimą niešti nuo neurodermito oda, kasotės visą laiką. Oi tu! Okei. Pašnekėsim. Taip, baseinas Undinėlė ieško 2 plaukimo instruktorių. O, tai kad nelabai. Tu durnas? Kas? Tu durnas, tau su nervais blogai. Čia blogai. Mergos, kai mokinsis plaukyti, taigi mes iš apačios smaudimukus prilaikysim už papūkų. Jamam! Ar patys plaukt mokat? Mokam, tikrai mokam. Mokam, ypač peteliškę. Tai, tu žinok, nebijok. Tai šiaip tai būsim ant Melkavodjaus, a kai giliau, tai paimsim gelbėjimo liemenės. Jamam šitą darbą, mes mokam plaukti, kaip filosofas Arvydas Juozaitis. Pušku baseinė, pušku. Kutenkit mane, kutenkit. Generalinis mūsų nervuojasi. Laik, mama. Aš miego labai noriu. Apsišlapinau biškį, bet taip pat nusiploviau. Bus žakuzėje vanduo šiltesnis mūsų klientams. Bet Česlovas... Žinokit, man visą laiką buvo keisti tie žmonės, kur baseinė į vandenį pripila tų chemikalų, kur kai pasisioji, tai nusidažo. Kam reikia sysalus dažyti, kai jie ir taip geltoni? A kas čia keisto? Tai tu nori pasakyti, kad tu ką tik tai varlinykę pamyžai? Nu, kad būtų šiltesnis vanduo ir alus labai spaudžia. Žinai, aš tau pasakysiu taip, jeigu ateis koks nors senukas, aš tikrai įvašydavą mažą šudelį, kuris vadinasi baseino, tikrai nelipsiu, tikrai. Aš lipsiu, man patinka senukai, jie tokie bejėgiai. Nu, tai pats ir maudykis, nežaluosi. Ir maudysius. Kažkaip ir man spaudžia. Tai jūs to, kad nesaugusius plaukti?
neįsivaizduoju. Jeigu jūs pasiuntė, tai mes galim prie to pasiuntimo prisidėti. Jūs nekruškit staigenų susiaugusiems, užsiėmusiems gelbėtojams. Varau į Izraelį, ekskursiją tipo. Tai noriu pasiplaukyti negyvoje jūrą. Dūra tu. Ta jūra žydai pavogė. Pripylė ten druskos ir vanduo pats viską kelia į viršų. Ten nieko nereikia mokintis plaukti. O dūra. Bronius, šalčiau, prie moterų. Su dūra paprašyčiau tavęs šalčiau skaitytis su žodžiais. O jeigu žmogus atėjo, kodėl jo nepamokinti plaukti? Ko tu bobu bijai kaip gėjus? Ko tu bijai? Panelė, aš jums tikrai parodysiu plaukimo ABC. Pademonstruosiu, padėsi man. Einam. Nu jūs, panelytė, ar kokius nors šiaip plaukimo įgūdžius turite? Ne. Niekada teoriškai nebandėt plaukti, ne? Nebandė. Nu tai, pamokinsim. Gal bronius, jūs tada stokit šuniuku. Šuniuku. Parodysim, kaip teoriškai plauk šuniuku. Šuniuku reikia į priekį plaukti. Dabar, bronius, atgal truputėlį paplaukite. Toks plaukimo būdas vadinasi rateliu. Dar kartelį parodysime. Šuniuku, eime. Čia yra šuniuko plaukimo būdas, o dabar rateliu atgal. Tai turbūt suprato. Tai čia tiek teorinės dalies mūsų. Dabar paprasta praktinė pusė. Žinokit, panelytė, nėra ko jaudintis, viskas labai paprasta. Duokit rankytės. O, broniukas už klavyčių. Pirmin, šuniuku. Kaip rotveileris, kaip Kamila Parker Bowles. Plaukiančiųjų mokymas, pačių plaukiančiųjų. Girdi, Boba, dabar rakeliu atgal. Vo. Ale varo, normaliai. Normaliai eina. Ei, nenardyk, nesakėm nerdi. A tu man žinai, ką primeni? Šitą štangamaną, tą višniuką iš Lalailos. O, štanga. Žiūrėk, geltona substancija pačioj. Sakiau, nereikėjo chemikalų dar, taip įžalai matosi. Apsisisiojo, Boba. Jo. Panyro. Nerk, mes nemokinom nerk. Kitą dieną mokinsi. Aš irgi žiūriu, kad aš irgi į višniuką panašus į Lalailą. Juokėsi tualetas, kad apništas klozetas, ant manęs juokėtės. Kilk į viršų. Nejuokauk. Tu. Klausyk, man biškį nejuokinga. Kilk į viršų. Boba. A jeigu prigėrė? Aš jei dirbtinio kvėpavimo burna į burną nedarysiu. Aš net žinau nieko nemalonesnio, kaip daryti dirbtinį kvėpavimą paskenduoliai Veronikai, kurie prašė vienuolis. Einam iš čia. Klausyk, tu čia ją pakvietei, pats mokei, tu Tu ją pakvietei. Aš nemoku, aš. Einam iš čia. Paskenduolė, sabaka, karvė paskendusi, suka, kad tau dangui būtų baseinas. Sabaka paskendusi. Dar vienas toks klausimas, durnokas ale iš dušos. Rašo mums koks tai Albertas čia iš Vilniaus, ko jūs žiūro. Nu įdomu. Nerodysiu. Gerai surinkėjom. Taigi Albertas čia rašo, domiuosi sportu, ypač bėgimu, todėl dažnai bėgioju, atvirauja vyriškis. Pasivakysiu. Bet iki šiol man niekaip nepavyko nubėgti 100 metrų per 9 sekundės. Atviraujasi jaunas vyras. Gal jūs žinote kokiu nors receptų žiedodžių bėgiko gyvenimo kelią antakį psichiškai nesveiką bežionę, nenorinti prabėgti lėčiau negu 9 sekundės per 100 metrų? Nu, apie juodaodžius bėgikus galim pasakyti tiek, kad jie treniruojasi bėgiodami nuo liūtų, leopardų ir greičiausio pasaulyje gyvūno gepardo. Gepardas. Aš tai girdėjau. Palaukit, aš nebaigiau savo genialios minties. Žinokite, kad tos treniruotės yra gyvybės arba mirties klausimas. Atsiprašau. Na, jūs savo vafliais mane vaflina dabar, kaip aš žmonėms šnekėti. Aš dar girdėjau, kad bežionė, jeigu vejasi, tai labai reikia greitai bėgti. Nes bežionė, kai labai greit pasiveja, tai gali įkasti į užpakalį labai skaudžiai ir tada lieka randas. Nu jo. Ką mes čia pliurtam ir spjaudamės, geriau parodome, kaip iš tikrųjų reiktų nubėgti. Stokit į žemą startą. Rakeliu? Rakeliu. Kaip jūs visada mėgstat. Stokite. Va taip. Pasiruošt
į starto poziciją. Pasiruoš. Dėmesio. Marš! Tai kiek čia pripūtė? Dar bėgti? 4 atmosferos. Bėg. Užteks. Na, kiek čia? 4 atmosferos. Tu pašnekėk telefonu, kas nors ten atsiliep. Tai jeigu čia taip gaunasi 10 kažkur, 10 sekundžių. Netilpau 9 sekundės. Netilpai 10 sekundžių. Tai be Albertui atsakom, kad viską daryti reikia daug kartų greičiau. Nu. Daug kartų. Nes jeigu darysit kaip vėžlio žingsniu, tai dar nedaugybė paskambins kas nors. Iš vis nieko ne. Sveiki bachūrai, kurie mus žiūri. Praveniškėse, Alytui, Marijampoliai, Lukiškėse ir Panevėžy. Panevėžy gaidės sėdi. Bubų sėdi ten. Šiandien pašnekėsime apie ypač prikolną sporto šaką. Tai yra sportinė žuklė. Žuklė! Žuklę išrado bišai, kurie norėjo pagerti, kad bobos nematytų kaip per medžioklę. Todėl savo prisigalvojo, kad eina žvejoti. Bet iškart pasakysiu, kad sportinė žvejyba yra turtingų bachūrų malonumas. Tai aišku. Kas ne prie babkių, geriau iš karto pamiršta šitos dalykus, nes aš tuoj išstatysiu visą samatėlę, o Bronius pademonstruos, kiek viskas kaštuoja. Tai gal eik, debilė. Kur? Gaidyd, eik. Reikia kokių 4 meškerių maždaug po štukę litų. Prie kiekvienos meškerės turi būti po gerą katuškę, maždaug po 600 litų. Nu į smulkios išlaidos, sliekai, dzekonai, nu arba už dyką galit iš šiknos prisikrapštyti askaridžio su kaspiniuočiais. Beje, nelaikykit jų vienoj dėžutei, nes jie labai pikstasi, įpjaunasi kaip kokie rotveileriai su pitbuliais. Aš apie dzekonus. Nu, įda jums reikia sudedamos arba nesudedamos kėdės. Su ežeru ir gera panoramkė. Nu tai apie amuniciją tiek. Dabar pašnekame apie žvejybą. Reikia išmokti pozą panašią į rūpintojėlio. Ilgai ir nuobodžiai sėdi pasirėmęs ant savo paties kumščio ir žiūri į plūdę. Alio, kimba, apgavau. Jeigu žuklė bus poledinė, tai jumis dar reikės išmokti atitinkamą charakterinį judesį, kažkuo panašų į dročinimą. Nu, jis svarbiausias kiekvienam žvejų judesis, reikalaujantis ypatingo pasiruošimo, neišsinarinti rankų, kai rodot, kokio didžio žuvis nusitraukė. Dabar galim įpradėti. Apspjaudom slieką ant kabliuko, negailim. Gerai snarglio patraukiam ir paspjaudom. Užmetam į laukiam. O kimba tai kimba, antram gale kablys, kai sako. Nu tai ką turim? O, tai bent rezultatai, gaudyk žuvį. Dėk čia į sėtkelę turime. Turim žuvelę už 20 centų. Kaip matom, mūsų ir visa amunicija pradeda atsipirkinėti. Tai gerų rezultatų, kaip sakant, šitoj žukliai ir, kaip sakant, gero šnapso, jeigu bobai sakot, kad einat pažvejoti. O, geras. Laimėjom liaudiškos muzikos kompaktą. Ant ko mes įklausysim? Tiksliai. Nu? Oi, žinok, man atrodo, kad pusę valandos jau praėjo. Apgavo mus tą moteriškos lyties varpą, blemba nesikeikiant. Atėjo. Aš tau sakiau, kad nepanaši buvo į tokią, kur mus gali apgauti.
Klausyk, yra planas, davai, aš čia sėdžiu, a tu eik į zasadą ir jie palauk prie durų ir po to tik caram. Tuoj einam, ateinam po panelę. Užalti pupytę, lytinių santykių mažytę, prašom čia ateit. Ateik mažūnę. O kaip istorija, gal kas priput? Ar ne? Lytinių santykių atėjo, Vazelino, pasirašai. Aš atsiprašiau, duotasis sakinys buvo skirtas ne jums, o vienai tokiai damai. Matau, kad tu čia su dama. Ko jūs čia į mane žiūrit? Aš visai čia ne prie ko. Prie ko čia? Tai va gerai. Aš tik kuris norėjau užtai. Turit problemų. Ir kas jų neturi? Šiais laikais per nueitį mačiau tokie dailų žmonės įsimylėję, turtingi ir tai turi fucking problemų ir be psichoterapijos. Patylėk ir paklausyk. Jo, Česlovas, užčiauk savo smirdančią kakavinę. Duok svečiui išsikalbėti. Tai valokai. Būsiu trumpas ir konkretus. Jūs parašėt skundą, kad aš ne vietoj metalinį garažą pasistačiau. Ne, ponas, buvo jokia peticija, mes nepasirašinėjom. O čia kas? Jūsų parašai, dar popierių šūdai smirda. Nu, parašas lyg ir panašus į mano. Čia jo parašas. Bet daug žmonių tai pasirašinėja. Ant to tai pasirašinėja. Ant čia raidės karūna, čia jūsų parašas. Ir ko jūs prieš žmogų gėdą darot? Čia kryžiukas. Tai čia tuo labiau jūs. Tai ką, signatarai, kliūva mano garažas? Mielaširdingasis ponė, ką jūs? Tegul jis stovi ten 100 metų. Mums maloni tokio inteligentiškas, tik Inteligentiškas. Kaimyno kaiminystė. O nuostoliai? Ką? Nuostoliai? Kas man atlygins moralinius nuostolius? Su ieškiniu mes sutinkame. Gal alaus? Aš knygams lakstysiu, alaučio. Nereikia alaus aš pats nusipirksiu. Bet vat nelaimė. Nelaimė. Pinigų neturiu. Neturit. Gal paskolinsit po 100 litų? Neturim. Ką? Ko tu meluoji? Tu žmogui ką tik pamelavai. Ko tu meluoji? Kodėl tu meluoji ant žmogaus? Aš ką tu. Taigi pas mus dobrai kainykia. Tarp specūrų pilna pinigų yra. Tuoj paimsiu. Turim biškutėlį. Manęs ir nuo to. 200. Nu gerai, žiūrėkit, skundikai. Kaip paėmė ir pasiskolino, ne? Kaži ar gražins. Nes nei adreso, nei telefono nežino. Nu tai garažą žino. Atneš? Jo, Neprapuls. nes jeigu negražintų, tai būtų, nu, tada jau viršūnė, visiški ragai. Na, žinai, 200 litų šiaip už nieką paklot, nu tai jau tikrai ragai. Bet ta idėja su žoliukais, aš skaitau, gera buvo. Nu, aš visada sakiau, turim suteikti tinkamą rūpestį žaliems vilniniams plaučiams, nes jeigu ne, tai bus visiški ragai. Žiūrėk, tu kėdė sulaužė. Čia tu sulaužė, Aš tu, va. Šokė ant manęs, ne? Palakai, rūkė nukryto. Visiški ragai.